Na gerai, jau 5:03, tai tada pradėkime. Čia yra vienas iš kaučingo savaitės renginių, kadangi tarptautinė kaučingo savaitė, tai ir Lietuvoje vyksta daug renginių ir šiandien jau buvo keli ir vakar, tai antra diena ir visą savaitę vyks įvairūs renginiai, įvairiausi pristatymai, daug iniciatyvų. Tai galimybė sužinoti apie kaučingą, susipažinti su kaučingo specialistais, išgirsti jų matymus ir galbūt tie, kas jau yra susidūrę su kaučingu, giliau nerti į kaučingo pasaulį. Šios dienos susitikimo tikslas pristatyti kaučingo naudą. Tai kaučingo naudą iš tiesų netaip lengva pamatuoti ir tai yra tam tikras iššūkis, nes kaučingas daro įvairų poveikį ir ypač, kai kalbame apie organizaciją. Tai šiandien aš pristatysiu patirtį, kuri buvo prieš 2 metus su gana didelė organizacija. Po to pateiksiu skaičius, tai Antalio vienuolio progimnazija ir su manimi kartu yra Vilniaus Antano vienuolio progimnazijos direktorius Kęstutis Subačius. Tai sveiki, Kęstuti. Sveiki, laba diena. Jo, mes šiandien dviese pasikalbėsime. Dabar aš tada įjungiu. Tiesa, darome įrašą, kurį po to platinsime, tai tiesiog jeigu dalyvaujate, tai aš suprantu, kad sutinkate, kad įrašas būtų daromas. Jeigu nepageidaujate savęs rodyti, tai tada išsijunkite kamerą arba rašykite tik tai į chatą. Ir taip pat noriu priminti, kad turime klausimų ir atsakymų šitą atskirą skiltį atskirai nuo chato. Tai klausimas būtų gerai, kad paliktumėte klausimų ir atsakymų skiltį, o chatą aš taip pat kartais užmėsiu akį, galbūt ir iš chato. Ir pristatymo gale, jeigu kils kažkokių klausimų, būtinai visus atsakysime. Tai tada aš pradedu prezentaciją. Aš esu Kęstutis Mikolajūnas, esu kaučingo specialistas, kaučinge nuo 2009 metų. Niekada taip nebuvau į kaučingą įšokęs 2 kojom, ta prasme visą laiką man tai buvo tokia aistra, bet ne pagrindinė veikla. Tai kaučingą myliu, gerbiu ir mėgstu. O švietimas, kodėl atsirado mokykla kaip objektas, tai švietimą mane atvedė irgi kaučingas. Kaučingas atvedė mane apie 11-12 metus. Buvo ugdymo karjerai projektas, kuriame aš pamačiau prasmę, nes mokykloje mokosi visi viename suole, bet gyvenime daro skirtingus dalykus. Tai atrasti save, atrasti savo pašaukimą, man atrodė labai tokia svarbi misija ir tada aš iššokau į mokyklas. Susipažinau su mokyklomis, po to ir tėvų organizacijoje, tai visuomenė veikla ir švietimas mane labai sieja. Šiuo atveju aš atsiribosiu šiek tiek nuo to savo kitos dalies, būsiu labiau kaip konsultantas. Tačiau švietimas man toks visą laiką yra emociškai nuo meilės iki neapykantos, tai prasme visą laiką tikrai labai rūpi. Kartais atrodo nusivili, kad švietime nieks nesikeičia, nes lūkesčiai yra dideli, o kartais kai įlendi giliau, susipažįsti ir kaip tik šiandien tikiuosi, kad pavyks pristatyti ir pristatys šitą kalbintas mokyklos direktorius, kuris tikrai yra labai įdomi asmenybė. Tai tada pradėkime nuo prezentacijos, aš tada dalinuosi ekranu. Tai pabandinsiu savo langą, bandysiu parodyti tokiu būdu, kad galėčiau matyti ir chatą, ir kitus dalykus. Ar gerai matosi? Taip. Tai gerai. Objektas yra Antano vienuolio progimnazija, dieninė savarankiško mokymosi bendro lavinimo mokykla Vilniaus Aušros vartų gatvėje, vykdanti priešmokyklinę. Čia iš Wikipedijos aš paėmiau, net nesu tikras, ar tebelikęs priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis. Tai yra nuo 1 iki 8 klasės ir nesu tikras, ar nulinė tebėra. Direktorius Kęstutis Subačius nuo 17 metų. Skaičių tikslių nepavyko rasti, bet taip aš spėjimo būdu apie 700 mokinių, apie 100 darbuotojų, iš 70 mokytojų. Tai reiškia, kad tai yra vidutinė mokykla, vidutinė miesto mokykla, gan didelė, yra apie 10 didesnių Lietuvoje, bet tokia tipinė mokykla, didelė mokykla, tai maždaug tokia ir yra, kad 70 mokytojų, 100 darbuotojų ir 700 mokinių.
Paėmiau iš mokyklos svetainės viziją, moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. Tas patirti sėkmę toks labai atrodo gražus siekis. Ir taip pat mokykla turi savo filosofiją, tokia, kur dar reikia kelis kartus pagalvoti, ką jinai reiškia. Niekas negali pakeisti žodžio, parašyto istorijos ranka. Ir tada norėčiau, Kęstuti, jūsų paklausti šiek tiek asmeninių dalykų. Kaip jūs tapote mokytoju? Pradedat nuo gerokai ankstėliau laikų. Iš tiesų, truputėlį gal tik tai pradžioj patikslinsiu. Mes prieš mokyklinio ugdymo nebevykdom ir mūsų dabar yra mokinių daugiau. Mes vykdome tik tai pradinį ir pirmos pakopos, taip vadinama, pirmos pakopos pagrindinė, tai yra iki 8 klasės, nes nuo 9 iki 10 ten jau yra antros pakopos pagrindinis. Ir mūsų mokinių šiemet yra daugiau gerokai, 816. Visą laiką turime ir atėjau dirbti nuo 17 metų, ten tiksliai pasakyta, darbuotojų tikrai apie 100, pedagoginių 60 keli ten. Tai čia tokie patikslinimai. Mokytojų tapau gerokai vėlai pagal savo amžių, tai jau sąmoningas, pasakyčiau taip, 31 metų. Tai tikrai mokykla 31 metų. Dar atsimenu, aš vėlokai truputėlį šiaip universitetą baigiau Vilniaus, ne edukologinį, ne pedagoginį, kaip tada buvo. Vilniaus universitete studijavau lietuvių kalbą literatūrą. Ir paskutinėme kurse, 89 metais, pasiūlė 6 kurse neakivaizdinė, baigiau neakivaizdiniam, pradėjau dirbti mokytoju. Ir va čia turbūt irgi galėčiau pasakyti, vienas iš pirmųjų mano mokinių, tai buvo turbūt irgi coachingo pradininkas Lietuvoje Tomas Misiukonis. Tai yra mano buvęs, dabar jau pakankamai subrendęs vyras ir taip toliau. Tai sakau, 89 metai. Tai norėčiau pasakyti, kad niekuomet nesigailėjau, kad tapau mokytoju, nes tai buvo sąmoningas, jau ne šiaip, kad po aukštojo mokslo neturi kur galbūt kažkur patraukti. Tikrai, kadangi baigęs Vilniaus universitetą, pasiūlymų įvairių turėjau, ir redagavimo, ir taip toliau, ir radijas, ir televiziją galėjau, bet kažkaip tai pasirinkęs mokyklą, kaip sakiau, niekuomet nesigailėjau, nors paprastai mokyklose turbūt žinote, kad vis dėlto tie nevienodi moterų vyrų atlyginimai, tai buvo justi visada ir be abejo dauguma moterų dar ir dėl to, kad kai kurių galbūt pati pradžia ir gimimo buvo ties tokie laikai sunkus, dar net nepriklausomybės nebuvo. Ir iš tiesų moteris turbūt turėdamos likdavo mokykloje, turėdamos gal kažkokius vyrus, verslininkus pradedančius ir taip toliau lengviau. O ir kai kurie vyrai, kurie dirbdavo, jie net gėdydavosi kartais pasakyti, kad jie dirba mokytoju, nes buvo tokie laikai. Tai niekuomet aš to nesigėdėjau, sakysiu tikrai atvirai, ir man patiko ir patinka, o jūs labai, Kęstuti, gerai apibūdinot, kad kiekvieną dieną nuo meilės iki neapykantos. Va tokioje situacijoje yra mokyklų darbuotojai, ne tik vadovai, tai iš tiesų labai banguotai čia pat. Ir iš tikrųjų va tie jausmai tokie, bet švietimas, kaip ir visa visuomenė, švietimas yra visuomenės atspindys, yra labai susiskaldžiusi. Ir iš tiesų tai, kas vyksta permainos arba atvirkščiai kažkokie tai trikdžiai visuomenėje, tai lygiai tas pats iš karto pajunta švietimo darbuotojai. Bet kaip sakėt, Kęstuti, ir mane iš tiesų tas traukia. Švietimas, kaip ten bebūtų, tai yra, kaip sakau, turbūt niekuomet nesigailėjau, tai turbūt didžiausia nauda galintis duoti žmogus dirbantis švietime. Nu taip, valstybė save kuria švietimu. O dar šitą mokytojų dirbti tai viena yra, bet stoti į tą galerą, dabar atsakyti už 800 vaikų ir 100 suaugusių. Ir dar žinom, kad už tų vaikų yra po 2 tėvus, kurie irgi yra nelabai lengvi. Vat kas lėmė, kad ėmėtės vadovauti mokyklą? Nu, trumpai norėjau paklausti. Labai trumpai, aš tik tai, kadangi esu lituanistas, kartais būnu labai plėpys, mane reikia pristabdyti, tai noriu pasakyti tai, kad ne tai, kad atsitiktinai, aš iš tiesų, kaip pasakyti, planavau kažkada tai kompetencijas gerokai ankstėliau išsilaikęs, esu vos ne 15-14, bet staiga pamačiau, kad mano gimtoji mokykla
konkursą paskelbė. Tai yra Antano vienuolio, aš aišku mokiausi viduriniai mokykloje, sovietmečiu, ir jinai buvo patalpose jėzuitų dabartinės gimnazijos visiškai kitoje vietoje. Tai ir pamačiau, kad gimtoji mokykla, kodėlgi ne. Tai vienas toks iš tokių, ir čia vis dėlto noriu pasakyti, galbūt esu truputėlį geresniai padėti kaip vadovas, nes supratau iš karto. Viena, kai tu dirbi mokykloje, nesvarbu, ką tu apie ją tada galvoji, bet tu dirbi savo gimtojo mokykloje. Aš jos nebaigęs, tiesa, noriu iškart pasakyti, nebuvau baigęs, bet sakau, tai yra visiškai kitas jausmas, tai yra, kaip pasakykim, tavo. Nors pastatas, dabar ta erdvė, lokacija, visiškai mes kitoj vietoj buvom. Tai yra, sakau, čia toks privalumas. Kitas dalykas, patekau 17 metai, pradžia permainų. Nuo 18 metų įveda etatinius, įveda, ta prasme, čia vėlgi supykdė, supriešino administraciją, su mokytojais etatinių įvedimas. Tai viena, toliau įveda kadenciją, sakau, aš visą laiką, kol 8 metus jau dirbu, vien tik tai permainos ir ne visuomet į gerąją pusę. Tai va. Bet vis tiek nesigailiu. Gerai, ačiū, aš tada toliau rodau savo prezentaciją. Taip, dabar pažiūrėkime, ką apie jūs rodo internetas. Tai Kęstutis Subačius yra Vilniaus Antano vienuolio progimnazijos direktorius, pedagogas, žinomas kaip sąžiningas ir principingas švietimo bendruomenės lyderis, pasižymė aktyvia visuomeninė veikla, yra buvęs sovietinis disidentas, jo biografija atsispindi ilgametė patirtis švietimo ir ugdymo srityse. Žinomas kaip vadovas, kuris skatina bendruomenės narių augimą, palaiko inovacijas, rūpinasi darbuotojų bei mokinių gerovę. Tai jo, ir dar kas įdomu, aišku, rūpesčiai pokyčiai ir čia, kaip minėjau, kad jie yra nuolatos ir tai iššūkių yra, ir aš supratau net šiek tiek gelbėtojo rolę ateiti, padėti mokyklai pereiti per tas išorės primetamas reformas, net nežiūrint į tai, kad gyvenimas ir keičiasi. Tai va, ir vadovavimo stilius grindžiamas pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, gebėjimu įkvėpti, palaikyti ir skatinti atsakomybę. Ar kažką meluoja, Kęstuti, apie jūs? Na, turbūt ne, gal reikėtų papildyti. Aš prasitariau, kad aš nesu jos baigęs, nes aš buvau iš Antano vienuolio mokyklos pašalintas. Ir ne vienas, su garbinga kompanija, su kunigu Julium Sasnausku, būsimu kunigu, su Vytautu Bogušiu nariu. Mūsų 7 tiesiog mokinius po 10 klasės, tada 11-metis mokslas buvo, pašalino vasarą be jokių pedagogų, be nieko už politinės tokias ir dabar po to, kai jau tapau direktorium, Julius Sasnauskas, gerbiamas kunigas, pasakė, va, likimo ironija. Viena ranka kažkada tai išmetė, kita ranka priėmė. O šiaip, iš tiesų, galbūt, nežinau dėl to vadovavimo stiliaus, man toks įspūdis čia galbūt truputėlį ir dirbtinis intelektas jau bandau atpažinti, kartais kažką parenka, tai nežinau, bet iš tiesų esu tikrai atviras ir visada dabar pasigeriu kokius 4 metus gal nebetrūksta man mokytojų, aplinkui visur trūksta mokytojų, aš tą sakau ir savivaldybė atvirai, mokytojų man netrūksta. Aš pirmadienį netekau anglų mokytojos, aš trečiadienį turėjau anglų mokytoją. Ir tai lemia tai, kad atveda mokytojas mokytojai. Mokykla reiškia emocinę atmosferą, emocinė ta, kaip pasakyti, aplinka, tikrai yra puikiai. Man tiesiog yra pasakę tiesiai šviesiai, aš taip 2 pradinių mokytojus gavau, mokytojas ir sakau, ir anglistė, ir specpedagogė, kai atveda ir pagalvojau taip savo, netyčia tai pagalvojau, taigi palaukit, į prastą mokyklą nesiūlys, jeigu jau taip yra. Tai tikrai šitoj vietoj, aišku, mokinių yra labai daug, yra įvairių tėvelių, labai daug, būtent 1600 su tėveliais, o dar seneliai būna. Tai va, bet mokykloje pačioje tarp darbuotojų yra puikiai atmosfera, man įvertinimas, sakau, tai, kad į akis kartais tai pasako. Tai gerai, pasižiūrėsim kaip tik rezultatus, tada nerėmė giliau į patį procesą. Tai jo, iš tiesų jūs sureagavote į mano šitą kvietimą ar pasiūlymą su coachingo projektu labai greitai, aš prisimenu, ten, nežinau, turbūt buvo valandų šitą klausimas, tai va, įdomu, kaip jūs priėmė tą sprendimą, bet jeigu žiūrėti apie visą procesą, tai
poreikių nustatymas, tyrimas tai bus detaliau apie tyrimą, nes man atrodo, aš kaip tik norėčiau dėti akcentą apie tyrimą, tada įvadinė sesija, tada komandinės coachingo sesijos, individualios sesijos ir baigiamoji sesija. Taip grubiai tas procesas. Ir aš buvau ne vienas, aš buvau su Gerda Asipavičiene, mes buvome komanda, taip pat ir kolegos prisijungė individualiom sesijom. Tai va, aš jos išvardinau sekančiai skaidriai. Ir dabar šiek tiek dar apie coachingą, nes coachingas man tiesiog taip sukrito iš marketingo, marketingistai turi 4P, tai mes irgi turime coachingo apibrėžime 4P, tai yra partnerystė, provokuojantis ir procesas ir potencialas, asmeninis ir profesinis. Tai vat, coachingas padeda, kaip procesas dirba su mąstymu ir tai yra partneriškas santykis. Nu ir kitas apibrėžimas žemiau šitą yra labiau toks mokslinis, kad jisai skiriasi nuo kitų sričių artimų, padeda pažiūrėti iš kitos perspektyvos, tobulina gebėjimus, gerina santykius, išugdo pasitikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi toks yra nerašytas, ta prasme, nerašyta dedamoji, kuri visada yra coachingė. Ir dar, ką noriu šitą prieš žengdamas giliau į coachingą, aišku, yra etikos kodeksas, galimi interesų konfliktai ir panašiai, ir įvairios rolės, tai tuos dalykus mes aptarėme. Noriu akcentuoti, kur aš brėžiau raudoną liniją, kad pamoka, tai kas vyksta pamokoje, tai yra šventa, kad galbūt aš kaip coachingo specialistas, kaip entuziastas, kaip tėtis, kaip ugdytojas galėčiau turėti kažkokių tai minčių apie tai, kas vyksta pamokoje ir kaip gali coachingas galbūt prisidėti, bet tiesiog brėžiau raudoną liniją, kad gerbdamas mokytojų darbą, tam, kad mūsų komanda, mūsų su Gerda ir komanda su mokyklos komanda, kad mes neliptume į tą sritį, kur mokytojai yra profesionalai, kad vardan mūsų santykių. Nu ir kontraktas, aišku, kiekvieną kartą susitikus komandinėse ir grupinėse sesijose yra dar nerašytinis kontraktas apie tai, kaip mes dirbsime ir kur keliausime. Galbūt, Kęstuti, dabar šitą norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs atrinkote komandą? Na, galbūt čia visų pirma irgi užsiminėte, norėčiau dar patikslinti, iš tiesų labai trumpai, net nebejojau, kai jūs pasiūlėte, nes aš jūs truputėlį iš anksčiau pažinojau, mes buvom vienoj darbo grupėje, švietimo gairės kažkada kūrėm savivaldybėje, bet ir taip pat ir televizijos, ir kaip tikrai, ir svarbiausia, sakau, tikrai sutikau ir parinkti komandą nebuvo sudėtinga, nes iš esmės, tai be abejo pavaduotojos ir aš iš esmės šitos, kaip pavadinkime, mokymų šitą veiklą taikiau ne savo daugiau, o mokytojams, galbūt tiems pamačiau, kurie dar visų pirma ir dirbs mokykloje, neišeis po 3 metų, tarkim, į užtarnautą poilsį, pensiją ir taip toliau. Bet iš tiesų tie, kurie jau ir prieš tai buvo, kaip pasakyti, ne tai, kad lojalūs, bet kuriems rūpėjo mokykla. Būtent ieškojau tų žmonių, kuriems, pavadinkim banaliai, skauda, bet kuriems tikrai švietimas. Ir iki šiol, praėjo 2 metai, tikrai nesuklydau parinkdamas komandą, jūs irgi matėte, turbūt užsiėmimų sesijų metu, kad tikrai ne truputėlio nesuklydau, ne dėl vieno asmens. Tai va šitoj vietoj, aišku, buvo visada klausiau, ar nori, nes man svarbiausia, turbūt coachingo, aš nežinau, pabandysiu nusakyti intuityviai esmę. Reikia tikėti, jeigu tu turi skepsio, netiki šitais dalykais, tai tikrai ko gero. Ir netgi kartais manau, kad pakanka vieno netikinčio komandoje. Nes, kaip pasakyti, ne tai, kad perduoda tos būdus kažkokius. Suprantat, reikia, tada ir nauda būna. Ir aš iš toj vietoj ne apie save galvodamas, o būtent žiūrėjau tuos žmonės,
kurie ir sutiko, bet vat visą laiką ir pagalvodavau, tikės ar ne. Nes jeigu tu neteiki, galima sugriauti ir geriausius norus, iš tikrųjų, kaip pasakyti, jeigu visada pasipriešinimas viduje, ten viduj bus. Tai va šitas dalykas atrenkat žmonės, sakau, kad svarbu man, kad komanda patikėtų. Mano ten bėdos yra mano, aš kaip vadovas tikrai, bet sakau, džiaugiausi. Dar vienas dalykas, gal čia per daug greitai, aš ir apibendrinamas tada kalbėdavau apie tai dažnai, kad per visas sesijas jūs, Kęstuti ir Gerda, iš tiesų nekalbėjote, banalybių. Mane labai kartais pjauna, nes dauguma seminarų, mokytojų, visokių kvalifikacijos, jie kartais būna niekiniai, pripažinkim tai. Ir kartais pagalvoji, kaip suaugusiam žmogui kalbėti auditorijai, kurie yra, tarp kitko, nekvaili, su aukštaisiais, ne apie tai, ne aukštasis galbūt rodo protą, bet kaip negėda. Banalybė. Suprantat, va čia šitoj vietoj pakankamai aukštas bendravimo intelektualus tas toks lygis buvo. Tai va iš jūsų, Kęstuti, ir iš Gerdos, tai sakau, tada ir čia pajunti tą per pačią pirmą pažintį pajunti, kad tai. Nes labai šitie dalykai yra daugybė dalykų galbūt išmoktų ir va, kaip pasakyti, kaip įrankį ir visur. Ir eina ir gėdos jausmo neturi ir viską ir tai va tokie dalykai ir atgraso, nes, kaip pasakyti, keičiasi dabar ir seminarų pobūdis, be abejo, pasakiau, bet iš tikrųjų labai daug tiesiog žmonės va, atidirba pinigus. Ne, aš nuoširdžiai sakiau, aš tada, suprantat, Kęstuti, neišsigalvoju, tada po kiekvieno šito ir pabaigoje ypatingai tą patį kalbėjau. Jo, mes grįžime prie proceso viso, dabar kol kas pati pradžia, tai iš tiesų, tai kai vardinot, aš paantrinsiu, kad labai svarbu ir mes stengiamės kaip konsultantai atėję į įmonę, kad coachingas būtų tas skatinimo įrankis, nes tikrai neretai pasitaiko užsakymų, kai coachingą nori panaudoti kažką suremontuoti. Ta prasme, mes turime ateiti, atlikti vadovo darbą, tą nešvarų darbą, kuris pats nenori teptis rankų, ta prasme, kaip konsultantai. O čia vat, kaip tik buvo ta komanda, tie žmonės atrinkti, į kuriuos jūs matėte prasme, į kuriuos norėjote investuoti, ta prasme, jiem duoti. Nes vis tiek yra, jeigu 70 mokytojų iš jų išrinkti 13 žmonių, tai 12 be jūsų. Tai yra iššūkis, nes vis tiek tada atsiranda viduje trinties. Tai ta prasme yra atsakomybė ir iššūkis. Tai tikrai vat, geras dalykas, ta prasme, kad tai yra investicija į tuos, kurie vėliau duos grąžą. Ir po to pažiūrėsime dar rezultatus. Tada aš vėl grįžtu prie skaidrės, dar porą skaidrių ir tada taip. Apie planus, ką planavome padaryti, tai yra įsivertinimas, coachingo sesijos individualios, grupinės sesijos, tai vat 3 tokios grupės, kaip ir turėjome tokius tikslus, bet aišku, po to viską darėme, planuodavom tik tai sekančią sesiją, o gyvenimas rodė, kur mes toliau judėsime ir koks turinys atsiguls į tas sesijas. Tai vat 2 sesijas galvojame nusistatyti tikslus ir prioritetus, tada kurti komandą, tada įsipareigoti kažkokiam tai darbams, atsakomybėm pasidalinti. O gyvenimas parodė, štai ką parodė, kad pačioj pirmo sesijoje tokius tikslus išsikėlėme. Tai čia komanda išsikėlė darbo komfortabilumas, tai apie emocinį labiau komfortabilumą, aprūpinimas, tai čia apie materialinį aprūpinimą, kriauklė, lenta, internetas, kopijų darymas, komandiškumas, komanda žmonės nesijautė pakankamai stiprią komandą, norėjo grįžtamo ryšio apie gerus dalykus, nes mokytojai vis dėlto iš savo srities yra tokie, kurie turi perfekcionizmo ir neretai mato ir atkreipia dėmesį į blogus dalykus, labiau, kad pažymiai mokiniams rašomi už klaidas. Tai taip pat norėjęs daugiau pozityvo, norėjęs, aišku, prestižo savo, profesijai, mokyklai, norėjęs saugumo ir ribų tam tikrų laikymosi, geresnio darbo su tėvais ir dėmesio, nes tėvai irgi kartais kelia iššūkių. Be to, ką mokytojai dirba klasėse, dar jie gauna tam tikrų spyrių ir iš tėvų.
taisyklių laikymasis, tai čia kalba buvo apie uniformas ir telefonus ir prisiminkim, kad čia yra paaugliai. Su pradinukais gal šiek tiek lengviau, bet 5, 8 klasės ir telefonai ir kas tik tai nori, kuo jie ten platinasi, tikrai yra iššūkių. Atsakomybių pasidalinimas ir susitarimai bei jų laikymasis. Dabar, Kęstuti, kai prisimenat šitos tikslus, aš gal jos paslėpsiu, kad jūs matytumėt, kad jūs būtumėt didesnėme ekrane. Kaip dabar prisimenat, koks, nežinau, įspūdis, emocija, sugrįžti į pačią pradžią? Aš tik atsimenu, kad mes kartais, nesiblaškėme, bet iš tikrųjų norėjusi turbūt ir tai grupiai daugiau tokio apčiuopiamumo, todėl mes kartais į labai konkrečius dalykus, čia irgi į telefonus, į uniformų, kaip pasakyti, ta prasme pasiekti mažus tokius tikslus, išsikeltus. Ir iš tikrųjų mes tą linkme dabar sėkmingai judame ir toliau apie uniformas net nekalbu, tikrai, visada bus tokių, kaip pasakyti, maištautojų, bet mes jau nuo rudens vėl irgi į mokyklą be telefonų grįšime, tai vėlgi, bet čia per susitarimus, per viską po truputėlį, nes irgi suprantam, kad kai kurie dalykai ir ne tik mokslams kenkia, bet turbūt ir šiaip turbūt kaip asmenybių ugdymui kenkia, galbūt tas nuolatinis TikTok ir tai toliau, aš čia Tai kiek aš atsimenu, tai iš tikrųjų būtent jau konkretus darbas buvo sukonkretintas, apie, sakau, čia. O šiaip teisingai viskas ir tas emocinė, mūsų tarp kitko ir strateginiai 2 tikslai labai tokie svarbus, ypatingai pirmas, kurie jau strateginiai planai kuriami 5 metam. Tai antrą kūrėm ir palikom tuos pačius. Tai vienas iš pirmųjų, čia irgi labai svarbus, kad dėmesys kiekvienam emociškai palankioje, kaip pasakyti, tai yra dėmesys ir mokiniui, ir net tėvam, ir mokytojams. Suprantat, dėmesys tai tikrai nekintantis dalykas, nes mokykla keičiasi, vieni išeina, kiti ateina, bet sakau, o antras tai mūsų ten matematika sustiprinta, visuminis matematinis ugdymas. Tai sakau, ir kiek aš dabar suprantu, kad truputėlį tas prestižas, kur paminėtas, buvo kilsteltas, nes labai daug visada gaunam, visą laiką mokykla mūsų perpildyta, bet labai daug iš kitų mokyklų. Ir netgi vėlgi kai pradėjo skambinėti, nors šiam direktorius nieko negali padėti, kadangi dabar ta priėmimo tvarka tokia sisteminta, bet kai pradėjo skambinėti ir gan žinomi žmonės ir taip, kad nori iš kitų rajonų, sakau, eilės tokia tvarka, įmanoma vis tiek patekti, nes kai kas atsisako rugpjūčio mėnesį, kitas pasirenka, tai šitoj vietoj. Tai apie prestižą, jeigu mokyklos kalbėtume, kaip sakiau, apie mokytus kalbėjau, man atrodo, kad sakau, labai sunku pamatuoti, Kęstuti. Taip, tą, ką mes kėlėmės tokio, nesakau, šiemet taip, o kitąmet jau gali būti kitaip. Nes kalbu apie tuos tikslus, kur kėlėmės. Gerai, sukrenta taip, kad, pavyzdžiui, gal ims kitą kartą ir 20% mokinių nenorės uniformų, bet aš čia juokaudamas sakau. Tai kadangi sakau, tai gyvas organizmas, mokiniai, tėvai kitokie visi, mokytojai jau dabar tikrai stabili komanda tokia. Tai aš nežinau, ar aš sakiau, aš ten apie... Jo, tai tiesiog įdomu buvo jūsų refleksija, nes iš tiesų pradėjome... Aš prisimenu tuos visus, kur mes kėlėm čia per pirmą, bet po to mes, sakau, labai tam tikrais užsiėmimais labai konkrečiai kalbėjom. Aš atsimenu, vos ne vieną kalbėjom, aišku, ten buvo buitis paliesta, kaip sakėt, lentų dabar absoliučiai visai išmaniosiomis aprūpintos visos klasės. Tai tikrai, ten, kur buvo kriauklės, kai kur negalim, nes nėra vandentiekio. Mūsų, matot, labai riboja gerbūvį senamiesčio zoną, mes ne viską galim daryti, jokių kondicionierių nieko, viskas draudžiama, nes tai yra senamiesčio, suprantat, nei tu iškelsi. Tai o kaip pasakyti, darbas su tėvais tai yra nuolatinis, tai yra tikrai atsakomybių pasidalinimas be abejo, pradedant administraciją, baigiant kaip pasakyti, darbas su tėvelės. Aš galiu tiesiog, galiu pavyzdžių konkrečių. Ne taip seniai aš parašiau tokį, kaip ir net kitos mokyklos pradėjo skolintis, tai bendravimo, tai yra pagarbaus bendravimo, čia kreipimasis į tėvus, pagarbaus bendravimo, pagarbaus su mokytojais, auklėtojais atmintinė tėvams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tėvai gali tikrai skambinti, bendrauti po 3. Kiekvienas mokytojas turi savo asmeninį gyvenimą, turi savo vaikų,
buvom pasiekę tokį lygį, kad 12 valandą nakties rašo ir jau pasiaiškinimas toks, man gal geriau rašyti, kai jau visi miega, o aš iškart mokytojui rašau labas rytas. Šeštadieniais, sekmadieniais, ypatingai auklėtojai, kai mes susidūrėm, kai viena puikiausia irgi iš tos grupės auklėta sako, aš nebegaliu, kai 2 kartus per savaitę buvo kviesta greitoji dėl tėvų to spaudimo. Suprantat, nu tai atleiskit. Tai vat sakau, šitą privalėjau parašyti ir suveikia pakankamai aprimo tie skambučiai. Nesakau, nu tai vat yra, čia darbas edukacija. Taip, tėvų nepasirinksi. Mes turim juos edukuoti ir, nu tai yra švies. Bet įsiklauso kai kurie. Gerai, grįžkime prie coachingo. Gerai. Tai pradžia vat, iš tų visų tikslų buvo norėjusi kažko tokio paprasto apčiuopiamo, bet kad būtų rezultatas ir kad būtų greitas, kad motyvuotų pačią komandą. Tai iš tiesų net po pirmo susitikimo daugiau mokytojų buvo su uniforma ir mačiau ir direktorius kažkurio metu net buvo su emblema mokyklos, nežinau ir dabar neįžiūriu kamerai, bet ta prasme, kad patys mokytojai pradėjo dėvėti uniformas ir mokiniai ir iš karto tas matėsi ir to klausimo iš vis nebeliko. Ir tada, aišku, jau liko gerokai gilesni klausimai. Tai vat dabar visas procesas nuo spalio iki birželio, 13 mokytojų, kaip minėjau, 7 coachingo sesijos grupinės arba komandinės. Aš naudoju kaip sinonimą, komandą reikėjo pavirsti, nors tai buvo iš pradžių grupė žmonių, bet po to jau buvo tokia pakankamai brandi komanda. Asmeninės coachingo sesijos tie, kas norėjo, pasiėmė, ne visi iš 13, kaip matote, tik 7 pasinaudojo galimybę, baigiamasis tyrimas ir rezultatų pristatymas aptarimas. Dabar vat eikime į tai, kur aš kėliau hipotezę ir siūliau kokias sritis tirti. Tai, kad coachingas gali būti daug kur nukreiptas, bet man norėjosi nukreipti į vadybą arba kelti hipotezę, kad vadyba gali būti geresnė arba gali būti šiek tiek pagerinta. Ir klausimynas, kurį aš toliau kitose skaidrėse parodysiu, ta prasme, ir net siūliau šitą ir emocinę nuotrauką pasidaryti, pasitenkinimą įsitraukimą ir rekomendacijos klausimus, kurie parodys prestižą, pripažinimą versle arba prekyboje. Rekomendacijos klausimas tai parodo, kiek tu turi, kiek tavim pasitikė, toks labai paprastas vienas klausimas, bet jį daug susideda tokių pasitikėjimo įvaizdžio dalykų. Ir dabar apie tyrimo skaičius. Pradžioje atsakė 53 respondentai, pabaigoje 45. Tai pakankamai geras skaičius. Amžiaus, ten buvo ir demografiniai klausimai įdėti apie mokytojų patirtį ir patirtį mokykloje, pedagoginę patirtį ir amžių. Tai paklaidos ribose. Buvo po 3 gan kritiškas nuomonės tiek pradžioje, tiek pabaigoje. Atsakymų vidurkis pakankamai aukštas, tai čia naudojam 10 balų skalę nuo 1 iki 10. Tai yra įprastas su mokyklos mokiniams rašomiems pažymiams, tai dėl to nuo 1 iki 10 skalė atrodė tokia labai priimtina. Ir pagerėjimai buvo, rezultatai rodė nuo 20 iki 47% visose srityse, išskyrus vienoje, kurioje nepakito. Tai reiškia, kad visose srityse tirtose bent jau 20%, o kai kuriuose net 47% pagerėjo. Ir dabar kas tas tyrimas, gal aš prabėgsiu dar Kęstutį per šitą tą pasiūlymą, kuo remiasi tyrimas. Toks yra galap 12 klausimų klausimynas. Jis yra surinktas gal 20 metų longitudiniuose tyrimuose, įvairūs organizaciniai aspektai, sugrupuoti į 4 hierarchinės sritis. Tai pradedant nuo bazinių poreikių, nuo materialinio aprūpinimo, tada nuo asmeninio indėlio, nuo bendradarbiavimo, nuo komandiškumo ir nuo tobulėjimo. Tai 4 tie visi lygmenys, jie yra atskirti, jie sutilpia į 12 klausimų. Tai iš tų 12 klausimų tyrime buvo ne visi, kaip matote, buvo tik tai 10, 2 klausimai kažkur tai pabėgo, galbūt jie nebuvo
esmingi, nes tyrimą darė pati mokykla. Tai vat, pirmas klausimas buvo apie bazinius poreikius, antras, penktas klausimas apie asmeninį indėlį, kiek aš pats prisidedu prie to, kas vyksta mano darbe. Šeštas, devintas klausimai buvo apie komandinį darbą, 10 buvo apie tobulėjimą, 11, 12 buvo rekomendacija klausime tiek darbo vietos, tiek kaip ugdymo įstaigos. 13 buvo atviras, paliktas bet kuriam pastabom. Ir paskutiniai 3 klausimai apie kvalifikaciją ir patirtį, kad galima būtų nustatyti, ar tai naujas žmogus, nes naujas žmogus dažnai turi didesnę motyvaciją būti mokykloje, bet jo kvalifikacija gali būti nebūtinai didesnė ir gali būti susidurti su daugiau iššūkių. Tai tie kvalifikacijos ir patirties klausimai padėjo šiek tiek segmentuoti atsakymus. Na ir pasižiūrėkime rezultatus. Suprantu, ko iš manęs tikimasi darbe. Čia yra rezultatas antro 9,16, čia yra antro tyrimo pabaigoje ir 30% pagerėjimas nuo pradžios. Darbe, tai pirmas, suprantu, ko aš čia iš to materialinių klausimų grupės. Darbe kasdien turiu galimybę daryti tai, ką moku geriausiai. Net 43% padidėjo. Per pastarąją savaitę sulaukiau pripažinimo už gerai atliktą darbą 24%. Mano vadovas ar kažkas kitas vertina mane kaip asmenybę 25%. Darbe žmogus, kuris skatina mane tobulėti, jis nepakito, čia 3% yra paklaidos ribose. Mano nuomonė, tai yra -3%. Mano nuomonė darbe yra vertinama vėl pagerėjimas ryškus. Mūsų mokyklos tikslai, misija ir vizija leidžia man jausti, kad mano darbas yra svarbus, 37% pagerėjo. Mano kolegos jaučia atsakomybę už savo darbo kokybę, už tavo bendrumas, 20% pagerėjimas, darbe turiu gerą draugą 47%. Tai čia dar noriu pabrėžti, kad dirbome su 13 žmonių grupe, o atsakė metų pabaigoje, kai paprastai mokytojai pavargę, jau šiek tiek būna išsisėmę, tai visi, tai reiškia, kad rezultatai multiplikavosi nuo komandos. Turėjau galimybę mokytis 43% pagerėjo, kiek tikėtinai rekomenduočiau mokyklą kaip darbo vietą. Labai didelis pagerėjimas, net 40%, kiek tikėtina, kad rekomenduosite mokyklą draugams, atžaloms kaip mokymosi įstaiga 30%. Na ir vidutiniškai, aritmetiškai 29% pagerėjo. Ir amžius, jisai paklaidos ribose toks pats. Vidutinis amžius 49 metai, profesinė patirtis 23 metai, o šioje mokykloje vidutiniškai 12 metų. Tai gal tiek tada skaičiukų ir Kęstuti, tada aš nustoju savo ekraną rodyti. Kaip dabar rezultatus prisimenate? Na, visų pirma, truputėlį kai kuriuos galbūt yra sunkiau perprasti, tarkim, kad tikrai kiekvienas tam turi savo kažkokį tikrai gerą draugą ir taip toliau. Man tas, suprantat, netinka su to skatinimu. Tas man labai keistai atrodo, kur paklaidos ribose, sakė, ten -3. Tai man tas toks truputėlį, nes, kaip pasakyti, man dirbant šitoje mokykloje, aš noriu pasakyti, 3 ekspertai atsirado. Ta prasme, o čiagi tai yra toks, pavadinkim, stumimas, skatinimas, kad daugybė metodininkų, nes aš kai atėjau, mokykla buvo ten susiskaldžiusi, laikinas direktorius, bet susiskaldžiusi ne dėl to, tai man sakydavo, kad, tarkim, anglystė 9 metus dirbant, jinai net nebuvo vyrmokytoja. Suprantat, ta atestacija buvo absoliučiai sustojus. Tai nes kitokių būdų ir nėra, kai tu negali pridėti atlyginimo realiai finansiškai kažką tai paremti, tai vienintelis kelias yra skatinti tikrai, kur tu pastebi. Ir vėlgi, čia nesuklydau. Tikrai, nes gal 5 kokie metodiniai, daugiau net. Bet sakau, atėjau ne vieno eksperto išskyrus mane. Aš buvau pirmasis ekspertas mokykloje. Po to dar tapo 3. Vadovėlio autorius, ten istorikas, pradinių mokytoja ir toliau tikybos mokytoja, 3 ekspertai. Tai yra labai daug, kai mokykla nėra iš tų gimnazijų didžiųjų, kur, kaip pasakyti, tikrai
Tai va, ir galiausiai čia tikrai yra sudėtingiau taip, nes moko mažesnius. Tai va, šitoj vietoj tiek aš prisimenu, o šiaip tai tie tenkino, kaip jūs sakėte, tie rezultatai, kiek atsimenu. Nu kaip, mokykla matot kaip yra. Dar. Man buvo nesudėtinga ir atrinkti tuos 13, tarkim, nes daug mokytojų progimnazijose dirba kartu ir kitose mokyklose. Nu, tarkim, fizika prasideda nuo 7 klasės. Tai yra 4 klasės, niekaip nesudarysi jokio net trečdalio krūvio. Kai kurie mokytojai dirba po 2. Chemija tik tai nuo 8 klasės, suprantat? Ir va aš dar į tą grupę sesijas ir netraukiau tų mokytojų, tai atsiklausęs, prancūzų mes turim ateinančius 2 net mokytojus iš kitų. Daug mokytojų, o aš traukiau tuos, kurie turi pilną krūvį, kurie jaučiasi ir iš visų tų, kaip pasakyti, nu, ta prasme, koncentrų vaikų ir pradinių mokytojos buvo, ta prasme, ir anglystės, kur turi dar pilną krūvį, nesakau, lietuanistės turi pilną krūvį, o kitų kai kurių dalykų, tai nu ką daryti, jeigu taip, kad tokia situacija, tiesiog neturi pamokų. Tai va šitoj vietoj galbūt ir tie mokytojai, kurie per 2-3 mokyklas, ne tai, kad jie nėra patriotiški šitai mokyklai, bet nu tiesiog gal, nesakau, kad atmestinai ir tai, rezultatas geras, kad daug atsakė. Nu, kad daug tikrai dar. Nes, kaip žinote, tų dabar apklausų būta labai daug būna ir tikrai kai kas ignoruoja. Ir tikrai ta žodžio prasme, nes tiesiog nespėja su visom. O čia? Aš nežinau, ar aš čia pataikiau atsakyti, aš dabar galvoju. Jo, tai viskas tvarkoja, skaičiai vis tiek savo sako. Aišku, kad jūs šiek tiek apima didesnį periodą, kiek vadovaujat mokyklai, ne tik tos 8 mėnesius ir suprantu tą rūpestį. O kas praėjus 2 metams, kas liko? Nes vis tiek toksai vaibas toksai buvo, ta prasme, atsirado bendrumo, tokio bendro nusiteikimo, ten ir taikėmės tokius įvairius pratimus, ta prasme, komandai suburti ir jau kalbėjome apie aukštesnius dalykus, ta prasme, vardan ko esame šitoj žemėje arba šitoj profesijoje, jau nebe kasdienius dalykus, bet va šiai dienai, sakysim, tas mūsų projekto ar coachingo kažkokios dvasios, kas man įdomu liko. Ne, tai visų pirma liko, kaip sakiau, ir nesuklydau dėl tų žmonių, nes jie ir dabar ir toliau yra pakankamai tokie, vadinkim, lyderiai, aktyvūs bendruomenės nariai ir iš tikrųjų, visų pirma, mokykloje ir ne tik po to iki to nebijoma reikšti savo nuomonę kažkokią. Tikrai, kaip pasakyti, šitoj vietoje nėra. Aš suprantat, kaip pasakyti, visada, kadangi aš atėjau į direktorių, kaip sakoma, direktoriaus vietą iš mokytojų. Aš labai dažnai ir pirmus metus pabrėždavau, kad aš toks pat mokytojas, bet to turiu 5 pamokas, kad aš iš mokytojų, ne iš administracijos. Aš nepramokau iki dabar tos administracinės kalbos, tos klišių kartais kalbos, kai bendraujama yra ir kuri nėra tikra. Tai va šitoj vietoje galbūt ir tie mokytojai, sakau, pajuto tokios, aš kaip pavyzdį sakau, aš einu pas mokytoją, jeigu man ko reikia į kabinetą, į 3 aukštą aš einu, nesikviečiu į savo kabinetą, gink dieve, nes, žinot, yra tie posakiai kilimėlis. Aš kartu ir pavaikštau, be abejo, pasportu, bet ne apie tai. Bet galbūt tai, kad tikrai nesuklydau ir norisi pasakyti, į tą grupę viena buvo įtraukta profsąjungų mokyklos lyderė Navicko ir mes labai sutarėm, tarp kitko. Mes niekad tokių konfliktų, nors visur, kaip žinote, tikrai Navicko profsąjunga supriešino, bet mūsų šitoj vietoj, kaip pasakyti, tai aš sakau, kaip liko, nesakau, kad jie prisimena, dar tiesa nebuvo pavydo, mane paėmė, nebuvo čia šito. Nes mane paėmė tą coachingo sesijas, o manęs nesakau, kai kurie tiesiog ne dėl to, kad jie per kelias mokyklas tiesiog nespėtų ir taip toliau. Tai liko, kaip pasakyti, prisiminimas, tikiu, bet kai buvo tokie užsiėmimai, kaip ir žaidimai atskiram kabinete, ten kaip, tai iš tiesų, nes labai geri atsiliepimai buvo po visų sesijų iš mokytojų, ne tai, kad ėjo dėkoti. Bet aš mačiau, kad tikrai atsiliepimai, nuomonė gera. Sakau, buvo grupė surinkta, kuri tikėjo nauda, tikėjo coachingu. Jeigu vis dėlto tie dalykai pasaulyje vyksta, jie yra pasiteisinę, galbūt ne 100%, aš sakau, čia turbūt reikia, jūs pradžioj užsiminėt.
reikalinga organizacija, ne taip, kad tik tai dėl kažkokios varnelės, bet kuri tikėtų ir kuri ne taip, kaip sakau, mūsų nebuvo atvejis, kad mes turim skęstinti laivą gelbėti. Mūsų nebuvo, bet būtent buvo ir aš dabar ir su bendruomenė kalbu ir mūsų tolimesni planai, tai yra būtent bendruomeniškumas gerąja prasme. Man tai yra svarbiausia. Aš pirmas įvedžiau čia vienuolio mokyklą vienuoliečių savoką, mes darom bendras šventes ir dabar trečioji bus Vingio parke visą dieną. Su porą tūkstančių, su tėvai, su viskuo darom tokią. Ir tėvai šiemet bėgime dalyvauja 40 užsirašę. Nu, ta prasme sportą. Tai vat bendruomeniškumas gerąja prasme ne kolektyviškumas, o bendruomeniškumas. Kad kiekvienas jaustųsi bendruomenės tuo nariu. Nu ir va čia šitą, ta sesija pasitarnavo mūsų, Kęstutis, su jumis tikrai, nes va čia ir tokia buvo, suprantat, tu gali kurti tai ne tik ore, o čia, kai jie pamato, kai veiksmai tie viskas vyksta, jie kaip ir legalizuojamai teisinama, ta prasme, kad pajunta, kad va čia ne šiaip. Nes gali svaičiot, kalbėti, yra žodžiai, viską. O čia kartu, kartu kaip ir mokymai, sakau, labai skirtingai priima, bet kada dalyvauja pats. Nu ir va, ir toliau į savo tas grupės išsiskirstė, tas draugų turi, kaip matote. Tai aišku, pasikalba, pasako prisiminimais ir taip toliau. O tai daugiausia, taigi nepradės atėjęs vėl dėstyti visos tos coachingo istorijos, ką, nu aš dabar tave sėsk pamokysiu, kaip reikia. To nereikia. Bet jau geras žodis, kad šitie dalykai ir be abejo tikiu, kad kas nors vėl atsirastų koks nors ar po manęs, ar ką tikrai sutiktų. Tai va, tokia aš sakau, nauda yra, neapčiuopiame, bet jinai tokia, kaip pasakyti, emocinė, dvasinė nauda yra tų. Nu, aš ką išgirdau, tai tokio pasitikėjimo, tokio atvirumo įnešė daugiau. Jo, ir tokio komandiškumo, ta prasme, drąsiau vienas su kitu pasidalinti tiek džiaugsmais, tiek ir rūpešiais. Ir atviriau galima kalbėtis. Bendrystė tokia atsirado. Nu, jinai ir buvo, reik manyti, vis tiek, žinot, kiekvienoje darbovietėje turi draugų ten viską, bet sakau, šitoj vietoje priešų, ačiū Dievui, galbūt nėra. Nu, ta prasme, aš kalbu, nėra tokių trinčių, nebėra. Nu, nėra bent aš jau. Gerai. Dabar, jeigu šiek tiek atsitraukti nuo to, kas buvo, jeigu reikėtų pradėti dar kartą, ką darytumėt kitaip? Arba ką norėtumėt, nežinau, daugiau, mažiau? Tai aš manyčiau, kad, kaip tas kitaip, be abejo, gal ko gero kitus žmonės, nes tada čia norisi to ir, aišku, masiškumo čia vėlgi, nes man atrodo optimalus yra iki 20 čia jau turbūt būtų, kad didelių grupių, galima, aišku, skaidyti viską, bet sakau, jeigu tektų kas nors vėl pasiūlyti ar ką, tai turbūt tikrai tada, kad ir kiti to paragautų, kad ir kiti pabūtų. Tai va, o šiaip, kad kažkokia keisti struktūra, aišku, tai truko labai ilgai, beveik metus ir aišku labai norėjusi, kad daugiau tų asmeninių konsultacijų, kaip asmeninių iš to coachingo pasirinktų daugiau, bet vėlgi suprantu, kai kurios moteris ir dėl laiko stokos, ir dėl šeimos, ir dėl vaikų, suprantat, visi mokytojo toks yra darbas, kad jisai, kadangi dauguma moterų dirbo, tai dar ir šeimos rūpi ir taip toliau, tai vat. O taip, kad iš esmės ką nors keičiau, tikslai, man atrodo, turbūt ir svarbiausia, tie tikslai, coachingas jokios materialinės labai nepagerins padėties, aš manau. Tai. O vis dėlto daugiau čia kalbam apie coachingą, kaip man labai gerai patiko, kad čia skirtingi dalykai, tai nei mentorystė, tai nei psichoterapija kokia ne, tai yra visai kiti, kaip sakoma, veiksmai tie, bet jie, jeigu tiki, jie reikalingi. Jie sakau dar kartą, tikėti. Jeigu netiki, tai neverta net labai nuoširdžiai net bandyti, jeigu kas nors, ar iš komandos, ar iš vadovų netikėtų, kad pagelbės kažkam, kad tai. Taip, labai pritariu, kad coachingas to tikėjimo net prideda. Tai vat kaip tik susijęs su mano sekantis klausimas, jeigu kažkas svarsto, galbūt mokykla, o galbūt ne tik mokykla, bet pakankamai didelė organizacija apie coachingo panašų projektą. Ką jūs galėtumėt parekomenduoti iš savo patirties?
Na, aš vėlgi iš savo patirties turbūt klausčiau, kokie tikslai to coachingo, toje organizacijoje, kokios ar ten bėdos, ar iš bėdos, nes, kaip sakau, čia nėra kažkoks ten stebukladarys, kuris ateina išgelbė. Taip, žinau įvairių ten, kaip pasakyti, kitos mokyklos ten rengia strateginės sesijos savaitę yra ir tas pavardas, kai kurie žinai, kurie nebūtinai tai coachingai, ten yra, nu kaip pasakyti, įvairūs dalykai, bet vėl sakau, svarbiausia tikėjimas ir kokie siekia, kokie tikslai, mūsų tikslai sutapo, tada su jūsų pasiūlytais tikrai, vat, mes, nu, pasirinkom irgi taip pat turėjom laisvę, bet, nu, kaip pasakyti, ten tie dalykai, tarkim, dėl tų pačių uniformų atrodo labai keistai arba telefonų, bet jie, kaip pasakyti, jie moko atsakomybės, jie moko bendrystės, moko vat, būtent įgyvendinti tai kartu, suprantat, čia jie daugiau tos kaip moko priemonių, kaip veikti, kaip ką, negu kad pats va šitas va. Tai sakau, labai, bet organizacijos skirtingos, mokyklos labai skirtingos, irgi va yra įvairių, yra kur labai galbūt puikiausiai tvarkos ir be coachingo, aš nežinau, bet yra, kaip pasakyti, bet nu kaip man tiesiog, va, Kęstutį pasiūlėt, pasitaikė proga, tikrai kodėlgi nepasinaudoti, tai vėlgi sakyčiau, klausčiau, kokie tikslai ir ar norit pasinaudoti progą. O kartais galiausiai, kodėlgi nepabandžius, bet sakau, čia turi būti tada ir ne šiaip, kad vat, aš suradau kažką vadovas, nu paprastai, vat, ar kursus, ar kažką, dar kažkokį seminarą, suradau ir priverstinių būdų pas mane. Kaip pasakyti, dabar darysim taip. Tai va čia tos turi būti, reikėtų ir, nu kaip tas santykių liberalumas, santykių, tai yra paprastas principas mokykloje, kaip tu su žmogumi elgsies ir su vaikais tas pats, ypatingai ir su tėvais. Taip ir su tavimi elgsies. Jeigu tu žmoniškai elgiesi, tai vat, vienas iš pagrindinių. O jeigu tu nors kiek turi arogancijos, egocentrizmo ir labai tas pastebima iš karto pasijungi. Ar Gerai, ačiū labai. Tada dabar... Nežinau, ar atsakiau čia vėlgi. Jo, atsakėt, bet matau, liko mažai laiko, tai noriu paklausti iš auditorijos, gal turite klausimų, tiesiog įsijunkite mikrofoną ir galite žodžiu arba palikti raštu. Tai mielai atsakysim, jeigu dar liko kažkokių klausimų. Gal manęs konkrečiai dar galite irgi paklausti, aš pabandyčiau atsakyti, jeigu sugebėčiau. Tai aš supratau, kad nors esate teritorinė mokykla, turite konkursą ir ta prasme, kad jinai... Nu kaip konkurso tokio nepriima visų. Bet ta prasme iš tiesų nori labai daug patektimų. Čia, nu be abejo, mes turime matematinės tas klasės, visi veržiasi į 5 klasę, 5-6 matematinės. Tai tokį išskirtinumą, bet šiaip mes neturim teisės rengti jokių konkursų. Kad čia tai nedaug tų mokyklų Vilniuje, kur... Bet kad apie mokyklą visai tokia nebloga nuomonė, tai manau, kad gal ir teisingai galvoju, gal. Nu, visada visko, kaip pasakyti, būna gal. Visiems neįtiksi be abejo. Bet šiaip aš myliu savo mokyklą, didžiuoju savo mokyklą ir nuolat kartoju, kad aš didžiuoju savo mokyklą. Iš tiesų. Tai yra toks reziumė mano. Jo, ačiū Kęstuti. Tai ačiū visiems, kurie buvo kartu. Daugiau coachingo savaitės renginių rasite internete, ICF tinklapyje ar socialiniuose tinkluose. Tai kviečiu ir į kitus. O Kęstučio Subačiaus galite rasti, neseniai skaičiau apie empatiją, valdžios empatiją, tiksliau jos nebuvimą, tekstą apie įvairius, ta prasme, pilietinius dalykus, tai jis mini įvairius filosofus, daugelį turbūt iš tų žinomų garsių filosofų savo tekstuose, tai mokyklos tinklapyje turi vadovo skiltį, kur irgi rašo tekstus, tai jeigu norėsite daugiau pasidomėti, tai čia tikrai galima būtų padaryti atskirą interviu ir tikrai verta pagarbos, kai žmogus, kuris kaip pasakyti, stoja ir kovoja už teisybę. Ir manau, kad patys geriausi vadovai yra tie, kurie yra tokie asmenybės, išskirtiniai.
galbūt jie nėra 100% geri kaip vadovai, ta prasme, kaip biurokratiniai vadovai, tą turiu omeny, bet kai yra žmogus, kuris gyvenime nori, turi tikslus ir kažką siekia ir tuo pačiu įkvepia kitus, tai tada tai labai padeda tokiai didelei organizacijai kaip mokyklai turėti savo vėžes ir judėti. Tai vat to kelio aš kaip tik ir linkiu. Ačiū labai, Kęstuti, ačiū visiems klausysim ir iki kitų susitikimų. Ačiū visiems ir taip pat dėkui. Ir jums, Kęstuti. Taip, kaip čia man. Tuoj aš dar noriu. Tuoj aš sustabdau šitą įrašymą.